bronzos medalį šiose varžybose. Kalbant apie moterų imtynės, galiu pasakyti, kažkuria prasme jos yra diskriminuojamas, kadangi nors ir oficialiuose tokiuose varžybose, kaip pasaulio Europos čempionatuose varžybos vyksta 7 svorio kategorijose, bet olimpiadoje imtynininkės turi vis dėlto 4 svorio kategorijos. Tai yra 4 svorio kategorijose yra išdalinami olimpiniai medaliai moterų imtynės. Na ką, dabar ne dėl olimpinio, dėl Europos čempionato aukso medalių kovos Rusijos ir Vengrijos sportininkės. Prieš metus Europos čempionate Tamperėje Suomijoje auksą pelnė Rusė Ana Trusova. Šį sykį jos tautietė Jekaterina Krasnova tapo pirmąją finalininkė ir Vengrė Emeše Šabo taip pat kovos dėl žemyno pirmenybių aukso medalio. Praėjusių metų pasaulio čempionato sidabrinė prizininkė yra Jekaterina Krasnova. Tiesa, tą sidabro medalį ji buvo pelniusi dar dalyvaudama jaunimo varžybose, na, o suaugusiųjų grupėje tai galima teikti vienas iš pirmųjų rimtų jos startų. Rusiai 21 metai ir 3 metais už ją vyresnė Emeše Šabo, kuri savo pasiekimų lentelėje kol kas ryškesnių pergalių nėra iškovojus, yra pasaulio studentų čempionate prieš metus yra užėmusi 3 vietą. Na, mes matėm, kad Rusijos imtynininkės vienas iš sekundantų yra garsusis legendinis brolis dvynys Beloglazovas, kas domisi imtynėm be jokios abejonės žino Anatolijus Sergejų Beloglazovus, tai dvynukus, olimpinius čempionus, tai yra, kurie savo laiku dominavo lengvuose svoriuose, imtyniaudami, tuo metu Tarybų Sąjungos rinktinė. Tarp kitko, abudu broliai Beloglazovai yra kilmės iš Kaliningrado srities, todėl ten imtynės, laisvosios imtynės ir šiai dienai yra labai populiarios ir vienas iš stipriausių centrų yra, galbūt net Europoje. Na ką, vengrai irgi jėgos sporto šakų varžybose nenaujokai ir, kaip minėjau, 23 metų Emeše Šabo yra viena iš be abejo savo šalyje stipriausia ir Europoje taip pat daugelį varžybų gali kovoti. Na, nemažai jos biografijoje 5 vietų, tai reiškia, kad tas lemiamas svarbiausias kovas vis dėlto Vengrijos imtynininkė pralaimėdavo. Kol kas praslinkus jau 50 sekundžių. Na, finalas ko gero gražus jis ir nelabai gali būti. Jis turėtų būti atkaklus ir lygiaverčių varžovių dvikova. Šioje svorio kategorijoje, dar sykį priminsiu, startavo iš viso 18 sportininkai. Taip, stebint pirmasias rytinės dvikovas, susidarė įspūdis, kad Rusijos imtynininkė yra daugiau linkusi imtyniauti techniškai, daug jos veiksmų paremti tokiais greičio elementais ir dažnai išnaudoja šias savybės, o Vengrijos imtynininkė daugiau susikaušiusi, fizinės jėgos atstovė, kaip sakant. Galima irgi tą pačią prielaidą kaip apie vyrų varžybą, apie skirtingas mokyklas ir skirtingas taktikas. Be jokios abejonės, tai yra skirtingos mokyklos, tai yra ir skirtingas pasiruošimas ir matote, kaip kol kas vyksta žvalgybinė dvikova, imtynininkės bando iškovoti paėmimus, tiesiog imtynininko terminų kalbant, riša riešus. O dabar pervedimas ir taip pat gražus veiksmas, metimas per petį buvo atliktas. Labai graži kombinacija. Labai graži kombinacija, tačiau jinai buvo neįvertinta. Ne iki galo. Tikrai labai gražiai pagavo ant judesio. Imtynininkė, bet matot, laikas labai greitas, 2 minutės prabėgo ir kągi. Matom, kol Rusijos imtynininkė pasitaisys plaukius, tuo metu kilimo arbitras ištraukė raudoną kamuoliuką. Rusija turės pranašumą. Taip, suteikė galimybę. Jie tokią tęsti papildomą laiką, žinoma, papildomas laikas iki 30 sekundžių. Per 30 sekundžių jie turi atlikti veiksmą. Užteko praktiškai 2 sekundžių, kad tas veiksmas būtų atliktas. Vengrijos imtynininkės sekundantai patyrė savo auklėtiniai. Dabar trauktis nebėra kur. Antrą kėlinuką jį tiesiog privalo laimėti, norėdama tęsti kovą dėl Europos pirmenybių medalio, aukso medalio. Užgrebė iškart po švilpuką antrą koją
Ir taip pat realizavo savo pranašumą Rusijos imtynininkė. Aš manau, kad šitoje dvikoje be jokios abejonės jinai yra favoritė. Tik tai reikia jai realizuoti savo pranašumą, savo patirtį, savo pasirengimą. Pusfinalyje Rusija nugalėjo mūsų jau matytą Ukrainos imtynininkę, ketvirtfinalyje įveikė Rumunę, nuo pirmame varžybų etape Lenkija Renata Pamilusi, kurią mes jau irgi matėme ir kuri tik tai būtent dėl to, kad jos pirmo varžybų rato varžovė, Rusijos sportininkė, nukeliavo iki Europos čempionato finalo. Būtent sėkmė Jekaterinos Krasnovas atvėrė Lenkijai kelią tęsti kovą ir paguodos varžybos ir kovojo į dėl bronzos, dėja tą dvikovą pralaimėjo. Bando užsivesti Rusijos imtynininkę, matom, kad jinai tiesiog... Ir jos vienas iš tikslų yra, kadangi, kaip jau minėjau, Vengrijos imtynininkė, jinai daugiau mėgsta statinės imtynės, todėl Rusijos imtynininkė bando išjudinti. Viršutinėje kūno dalyje už kojų beveik nepavyksta. Na, bet neleidžia viena kitai. Pakankamai žemai jos pasilenkusios viena priešais kitą, todėl rankos žemai nuleistos, alkūnės prie savęs, todėl tokios ir daugiau gynybinės pozicijos abidvi laikosi. Bet kažkuria prasme, matom, tas daugiau visos atakos prie galvos ir panašiai, kad daugiau yra tokia nukreipiamojo pobūdžio, kad taip pat galėtų atakuoti, paprastai užgrebiant arba iš vidaus, ar išorės koją. Abi vienodo ūgio po 162 cm ir sveria, kaip jau minėjau, iki 51 kg. Merginos svorį irgi meta, kaip ir vyrai prieš pat varžybas. Be jokios abejonės. Kaip ir visi dvikovinių sporto šakų atstovai, kuriuose varžybas prasideda nuo svėrimo, tai taip matėme vienintelė ataka ir taip pat buvo iškovotas gražiai užkabinta koja. Na, kaip minėjau, čia Rusijos imtynininkė be jokios abejonės buvo šios dvikovos favoritė, nors labai sunkiai sekėsi įrealizuoti tą pranašumą, bet vis dėlto sugebėjo paruošti. Užteko 1,5 minutės, kad vis dėlto sugebėtų paslėpti savo atakos pradžią ir užteko, kad atakuodama jinai užkabintų pėdą savo priešininkai, su ranka sugriebtų ir... Kiek girdėjau iš kolegų, šiandien Rusijos graikų romėnų komanda jau pateikė paraišką ir tarp 7 Rusijos atstovų net 3 olimpiniai čempionai. Kalbu apie vyrų varžybas, kurios čia vyks šeštadienį ir sekmadienį. Kaip negaila būtų, bet graikų romėnų imtynėse Rusijos komanda bus, aiškiai, viena iš favoričių ir atvežė pačią stipriausią šiai dienai sudėtį. Na kągi, dabar galime pasveikinti Jekateriną Krasnovą. Ji tampa pirmąją šio Europos čempionato nugalėtoją. Iškovoja aukso medalį. Ir tai yra pirmas iš 3 šiandieninių finalų svorio kategorija iki 51 kg. Dar sėki galime pamatyti tą epizodą, kai Rusijos imtynininkė, 21 metų sportininkė iš Maskvos, iš klubo Vitės,